Aš tai noriu paklausti. Sakykit, kaip jums atrodo, kokių reikia savybių, kad žmogus eitų į Euroviziją? Artistiškumo ir pasitikėjimo savim. Tai viskas? O pavyzdžiui, klausa, balsas, tokie irgi tarsi būtini atributai, ar reikalingi? Tai viskas yra padaroma ir viskas yra išmokstama. Kaip yra mokomasi ir kur dėstama klausa? Muzikos mokykla. Baigėt? Mokėmės, bet žada vilnių tai pratęs. Keliese mokėtės. Aš kai neskaičiau tada klasį, kiek tam tų smukių yra. Gerai, ačiū. Palaukit, gal žmonės turi. Pala, gal mūsų dar turėtų. Minėtai, aš tai iš vis su muzika nieko bendro neturiu ir pristatykit save dviem sakiniais, kas jūs toks esate. Geras linksmas žmogus. O muzika? To viskas pasakyta, per muziką. O kuom tu įdomus publikai? Įklauskit gerbėjai ir tie, kurie perka albumus, ne manęs. Net aš tavęs klausiu, kuom? Nežinau. Aišku, gerai, ačiū. Man buvo iš tikrųjų labai kažkaip nejauku dabar. Ir antrą kartą aš atsiboda tą patį. Internete pažiūrėti taip, bet ne per televiziją Lietuvos gal ką. Žmonės baigite juoktis iš kažkieno tai, kažkokį, nežinau, kas tai yra. Nelaimės. Čia tikrai ne, čia yra, Ne, čia yra, bet kaip ant delno Lietuva, padarė iš nelaimės žmogaus savo pramogą. Valio, pamokim Lietuvą. Iš tokio Jėga. siaubas. Sakau, kitą kartą atveskit savo bekojų žmogui, paliepkit jam čia šokti ir žvenkimės. Tai bus tas pats, Lygiai tas pats. Tai bus tas pats, taip. Kas dar kitas atėjo? Vyrukas. Juokinga beje. Tai žiauriai bus Atėjo paskutinis mūsų vyrukas. Žiauriai bus juokinga. Prašom ten, kur juodas ženkliukas.